mylimieji, viskas, kas prasideda su Dievu, baigėsi pergalę. Viskas, kas prasideda be Dievo, baigėsi pralaimėjimu. Tai nėra tik gražus šūkis. Tai dėsnis, kurį matome šventajame rašte, savo gyvenime ir istorijoje. Tai galioja tiek kiekvienam asmeniškai, tiek bažnyčiai, tiek visom tautom. Pirmiausia, pamastykime, ką reiškia pradėti be Dievo ir kodėl tai neišvengiamai veda į pralaimėjimą. O paskui, ką reiškia pradėti su Dievu ir kodėl tai veda į tikrą pergalę. Pirmasis pralaimėjimas – Adomo ir Ievos istorija. Pirmasis žmogus, bandydamas pradėti be Dievo, buvo Edeno sode. Adomas ir Ieva norėjo būti kaip Dievas. Jie nusprendė, kad patys gali nuspręsti, kas gera, o kas bloga. Jų pradžia atrodė viliojanti. Pažinsite gėrį ir blogį, bet pabaiga buvo tragiška. Nuodėmė, baimė, gėda ir mirtis. Pradėti be Dievo reiškia pasitikėti savimi labiau nei Dievo žodžiu, o rezultatas – praradimas. Kolektyvinis praradimas. Biblijoje nuostabi Babelio bokšto statybos istorija. Žmonės sugalvoja, pastatysime bokštą iki dangaus ir pasidarysime savo vardą. Iš pirmo žvilgsnio bendras projektas, vienybė, pažanga skamba puikiai. Bet viskas buvo be Dievo, o dar tiksliau prieš Dievą. Galutinis rezultatas – susiskaldimas, kalbų maišatis ir išsisklaidimas. Pradžia be Dievo gali atrodyti įspūdingai, bet pabaiga visada yra griūtis. Izraelio tautos pralaimėjimai. Izraelio istorijoje nuolat kartojasi viena schema. Kai Izraelis klausė viešpaties ir pradėdavo su juo, jie žengdavo pergalės keliu. Bet kai jie ėjo savo pasirinktais keliais, jų visada laukė nesėkmė, pralaimėjimas. Ir mūsų laikais niekas nepasikeitė. Kai pradedame karjerą be Dievo, galime užlipti aukštai, bet širdyje lieka tuštuma. Kai pradedame šeimą be Dievo, kai ateina išbandymai, meilė kažkur dingsta, nesudaro charakterį. Kai pradedame planus be Dievo, jie galiausiai žlunga arba pavirsta nepakeliama našta. Net bažnyčios gyvenime, jeigu pradedame projektus tik savo jėgomis, be maldos, be pasitikėjimo Dievu, galiausiai tai tampa tik dar vienu darbu, be dvasios vaisių. Be Dievo pralaimėjimas yra tik laiko klausimas. Evangelija mums sako, viskas, kas prasideda su Dievu, baigėsi pergalė. Pažvelkime ir vėl šventą raštą. Mozė pergalė prieš Egiptą. Mozė stovėjo prie Raudonosios jūros, už nugaros faraono kariuomenė prieš akis jūra. Žmogiškai visiška pralaimėjimo situacija. Bet Mozė pradėjo su Dievu ir jūra atsiveikė. Kas atrodė neįmanoma, tapo pergalė. Dovydo pergalė prieš Galijoną. Jaunas piemuo prieš ginkluotą milžiną. Pagal visus skaičiavimus tai turėjo būti pralaimėjimas. Bet Dovydas pradėjo su Dievu. Jis sakė, aš ateinu pas tave viešpaties vardu. Ir milžinas krito. Marija, Dievo pergalės pradžia. Marija, paprasta mergaitė iš Nazareto, išgirdo, pagimdysiu sūnų, kuris bus gelbėtojas. Ji pradėjo su Dievu sakydama, tebūnie man pagal tavo žodį. Ir jos gyvenimas tapo Dievo plano dalimi, iš kurios atėjo pasaulio išgelbėjimas. Jėzus Kristus, yra mūsų didžioji pergalė. Jėzaus kelias atrodė kaip pralaimėjimas. Ir dabar taip atrodo pasaulyje. Jis buvo išduotas, nuteistas, nukryžiuotas ir palaidotas. Tai kur yra pergalė? Bet visa jo pradžia buvo su Dievu. Ne mano, bet tavo valia tebūna.
Ir tai baigėsi didžiąją pergalę, prisikėlimu šventą Velykų rytą. Pralaimėjimas tapo pergalės vartais. Ir mūsų gyvenime ši Evangelijos tiesa galioja. Kai mes pradedame maldą Dievo žodžiu, jo valia, mūsų kelias baigėsi pergalė. Nors kelyje mūsų gali būti jūra, milžinas, nežinomybė ir net kryžius. Kai pradedame kovą su nuodėme, pasitikėdami Kristui, jis duoda jėgų laimėti. Kai pradedame savo dieną su Dievu, ji tampa jo palaiminta, net jei būna sunki. Kai pradedame savo gyvenimo kelią su Kristumi, jis baigsis amžinybės pergalė, nepaisant laikinų pralaimėjimų. Šis klausimas kiekvienam iš mūsų turėtų skambėti kiekvieną dieną. Su kuo mes pradėsime šią dieną? Ar mes pradedame tik su savo išmintimi, tik su savo jėgomis, savo norais ir tik vėliau kviečiame Dievą palaiminti tai, ką jau nusprendėme? Ar mes pradedame su Dievu, pirmiausia klausime jo valios, atveriame širdį maldoje, atsigręžiame į jo žodį. Štai kur yra skirtumas tarp pralaimėjimo ir pergalės. Apaštalas Paulius rašo Filipiečiams: esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus atėjimo dienos. Tai yra Evangelijos pažadas. Jei Dievas pradėjo, jis užbaigs. Ir užbaigs pergalę. Brangieji, mūsų gyvenime yra daug pradžių. Nauji metai, nauja diena, nauja tarnystė, nauja šeimos istorija. Vienos pradžios pasiteisina, kitos griūva. Bet yra viena pradžia, kuri lemia viską. Tai pradžia, kai mes leidžiame Dievui pradėti darbą mūsų širdyse. Ir šiandien Evangelija skelbia, jeigu pradėsime su Dievu, baigsime pergalę. Nes pergalei neužteks vien mūsų jėgų. Pergalei reikia Dievo buvimo. Su juo kryžius virsta prisikėlimu. Su juo silpnumas tampa jėga. Su juo pralaimėjimas tampa pergalės pradžia. Nesigraužkime dėl praeities. Jos negalime pakeisti. Bet mes galime pradėti iš naujo ir pakeisti ateitį. Ką padarysime šiandien, tai įtakos mūsų rytojų. Kuo greičiau atsisakysime to, kas nepavyksta, tuo anksčiau pradėsime daryti tai, kas pavyksta. Tad pradėkime su Dievu ir mūsų kelias baigsis jo amžina pergalė. O visi mylintys Dievą sako.